Sveiki gyvi. Šiandien kalbėsim apie generatorių. Kiek svarbus šitas aparatas yra šeimos gyvenime ir įprastom sąlygom, taikos metu ir ekstremalios situacijos atveju arba tiesiog elektros dingimo atveju. Kodėl kiekvienai šeimai reikėtų pagalvoti, kad namuose turėti tokį daiktą ir kokį jį turėti? Šiandien padarysim tokį eksperimentą, kurį man padaryti jau seniai kvirbėjo mintis, tai reiškia sujungti generatorių su saulės elektrinė, o tiksliau su saulės elektrinės akumuliatoriais. Tai reiškia, žiema, dabar jau šalta, saulutė šildo retai ir dingus elektrai, ne visą laiką saulės elektrinė gali išgelbėti, reikalingas generatorius. Ir tandeme su akumuliatoriais jisai pasidaro labai svarbus. Kaip akumuliatoriam, taip ir akumuliatoriai pasidaro svarbus generatoriai. Paaiškinsiu kodėl. Įsivaizduokit, norit pasikrauti telefoną. Dingo elektra, norit pasikrauti telefoną. Ką darot? Įsijungiat generatorių, užsikuriat jį ir kraunat telefoną. Įsivaizduokit, kokia išeiga degalų yra tam, kad pakrauti jūsų vieną telefoną. Tuo tarpu, jeigu jūs turėtumėte akumuliatorius, būtų visiškai kitaip. Generatorius veiktų tiek, kad pakrautų akumuliatorius, pakrautų telefoną ir jau kai kitą kartą jūs susinorėtumėt krauti telefoną, jums nebereiktų užkurti generatorius. Įsivaizduojat, kokia ekonomija. Va šitas tandemas. Bandom. Tikiuosi nesprogs aparatas. Šiandien išbandysim tokį įprastą generatorių, kurių daug mūsų parduotuvėse, kurį gali palyginus nebrangiai nusipirkti, jie yra galingi. Ir palyginsim jį su žymiai brangesniais inverteriniais generatoriais, kurie jau yra brangesni, kurie nebūna tokie galingi, bet turi kitų savybių, kurios kai kuriais atvejais yra būtinos. Jeigu tu nori ypač sujungti generatorių su jautresniu, truputį protingesniu prietaisu. Šiaip žmogui, kuris nesusidūrė su generatoriais, žmogelis žiūri, visai nebrangus 1 kW, gal aš tokį pasimsiu, man prie ūkio prisigadys. Ką tu manai iš vis, nuo kokio galingumo normaliai šeimai jis galėtų būti naudingas ir kuris yra tiesiog tik žaislas, namie? Tai jeigu ne inverteriniai, tai jie aišku bus pigesni ir gerokai pigesni. O šiaip aš pats, namuose turiu, jisai vadina 6 kW, bet realiai 5 kW jau yra visiškas maksimumas. Jau ilgai jisai ir netemptų turbūt, jeigu 5 kW, nes palei garsą jau gali girdėti, kad jisai jau dirba stipriai. O šiaip tai, apie 70% galingumo. Tas, kur yra 6 kW, tai dažniausiai būna pikinis parašytas. Pikinis ir kažkiek minučių. Tai tas pikinis gal ir bus ten 6 kW, o gal kokie 5,5 ir kažkiek tik tai laiko. Šiaip tai reikia skaičiuoti kokį 70%. 3,2 maksimalus. Kažkiek tai laiko, tik nematau kur. Biškį pavalysiu. O running power yra 2,8. Tai reiškia, kad šičia yra pikinis, trumpas, o šičia yra ilgesniam laikui maksimalus. Ir kaip tu manai, toks galingumas, tarkim, kritiniam atveju poreikiam tiem būtiniesiam užtektų? Tai laisvai. Laisvai, nes kuo didesnis inverteris, kuo didesnis generatorius, tuo reikia suprasti, kad jisai laisvom apsukom, kai tu jam duodi mažai apkrovos, jisai vis tiek suvalgys daugiau benzino. Tas pats kaip ir stojantį mašiną. Užkūrei litrinį variklį ir užkūrei 4 litrų, 5 litrų variklį, jisai vis tiek daugiau suvalgys. Pabandom užkurt. Taip. Dabar biškį duodam. Gerai, o tarkim, dabar žmogelis labai apsidžiaugs, bet kuris išgirdė šitą mūsų pokalbį ir sakys, lėkiu į parduotuvę, nusipirksiu generatorių, prisijungsiu prie savo inverterio, prie savo baterijų ir puikiai turėsiu. Su kokiam problemom gali susidurti ir kad galbūt, kad ir neveiks? Tai pirmoje eilėje nepirkti pačią pigiausią, antroje eilėje jau kai brangesnių žiūri, būtinai turi pažiūrėti ant to informacija apie inverterį, tai turi būti būtinai parašyta, kad 50 Hz turi būti. Giedrius dabar kaip tik pastebėjo, kad, sako, mano generatorius irgi 50 Hz. Pažiūrim ant. Nežinau, ar čia matysis, bet
Vat šitoje va vietoje yra jo 50 Hz nurodyta. Tai sakai, yra šansų, kad veiks? Nu, Prijungus. turėtų būti ir Dajavų firma, negirdėta kažkokia, tai turėtų palei viską veikti. Nes jeigu neparašyta 50, tie, kur nestabilus, tie hercai, net nežinau, kaip iš tikrųjų rašos, nes dabar kur nuvažiavau, pavyzdžiui, Litagrą, visi 50, bent jau benzininiai, tai tikrai. Dizelinis irgi, 8 kW ir buvo 10 kW, buvo visi irgi inverteriniai. Jų kainos ten nuo 3000 dizelinių, benzininių, ten jeigu, kiek mačiau, pati brangiausia likti, kad buvo koks 1300. Pasirodo, yra ir pigesnių generatorių negu ir pigesnių ir žymiai galingesnių. Bet realiai, jeigu tu daug naudos, tai geriau negailėt ant tokio daikto. Ir planuoji kažką tai jungtis. Kad ir ne dabar, bet tarkim ateityje. Tai čia bus pagrindinis daiktas. Čia lygiai tas pats, kas inverterį pirkti iškart geriausiai gerą, kad nereikėtų paskui perparduoti ir dar kažko, nes neužtenka, sugedo, garantijų nėra ir taip toliau. Daug kas, aišku, pasakytų, generatorius skirtas juodai dienai kažkada, ar ta juoda diena iš vis ateis, ar aš jį buitį panaudosiu kasdienybėj, bet pavyzdžiui vieną variantą mes galim parodyti. Parodysiu jums vieną generatoriaus panaudojimo būdą. Nusipirkom mes baseiną, nes Rasa labai norėjo maudytis karštą vasaros dieną. Baseinas, kiek? 30 eurų? Va kaifas. Kam Palanga? Truputį pripildom oro. Šiandien tokia šaltoka diena gavosi, bet šią savaitę nusimato karščiai iki kiek? 28? Nu, iki 30 beveik, tai reikia. Nu, vandens nepasirpsim su generatorium, reikia ir siurblio. Iš tikrųjų, generatoriaus nereikia, jeigu turi benzininį siurblį, kurį gali iš karto į ežerą kišti, bet jeigu turi elektrinį siurblį, tai vat generatorius toj vietoje ir pasitarnauja. Toks gyvenimas. Turėsi tokią šilto vandens ežerėlio. Ko dėl žmonos nepadarysi? Jeigu kalbėt ne vien apie generatorius, tai vat IBC konteineris irgi geras daiktas prie ūkio. Šiandien jis mums pasitarnaus toną vandens viduje. Va, yra tokie du perėjimai, kurie mums padės vandenį iš to IBC kubo išsiurbti iš vis be jokio generatoriaus ir be jokio siurbliuko. Va, mes jį tiesiog užsukam. Ir viskas, bėga vanduo. Bėga? O, bėga vanduo. Nu gerai. Ne, nuspaudimas nėra didelis, aišku, pajungtume mes dabar čia varikliuką su generatorium, Debesys bet Rasa, ekologiška, be energijos papildomos sąnaudų. Viskas natūraliai. Greta Thunberg ploja rankytėmis. Ir aš. Nu, Raselė, ateinu. Nerealu, aš baseinę. Pripumpavom, kaip matėt, vieną kubą vandens. Jo, pasiteisina, generatorius, ežero vanduo, baseinas, kiek? 30 eurų? Vat įlendi ir jaučiasi, kad su generatorium siurbtas, ane? O, tai be abejo. Man patinka kiekvieną dieną daryti malonę. Duota dievulio tiek malonumų visokių. Nu, tai reikia naudotis. Šiandien padarysim tokį eksperimentą, kurį man padaryti jau seniai kvirbėjo mintis. Tai reiškia sujungti generatorių su saulės elektrinė, o tiksliau su saulės elektrinės akumuliatoriais. Mintis pagrindinė kokia, kad problema gali būti su dažniu srovės, kuris paduodamas į inverterį. Būna taip, kad tie, kur šokinėja, tarkim, hercai, nestabilus hercai, tai tiesiog inverteris mato, rodo, kad yra elektra, bet jisai juos nepriima. Ir eina ten kartais, aišku, sujungti esam pajungę davę apkrovos inverteriui, inverteris prislopsta, apsukos sumažėja, nukrenta hercai, pagauna inverteris ir jeigu pagauna kraut baterijas, tai jis ir krauna, bet jeigu nespėja pagauto momentu krauti, jisai vėl grįžta į tą nestabilų ir rodo elektrą, kad yra, atsakau, mano pažįstamam buvo, kad jisai sako, rodo pas mane elektrą, va, rodo, žiūrėk, jungi tas pats, kai tinklo ženkliuką rodo, bet nekrauna. Nežinau, ką čia galima būtų staigiai prijungti.
Kad ir feną kokį. Jo, tuoj atnešim feną. Mes dabar su Giedrium bandysim pajungti feną, kuris kiek čia turi jisai vatų, kokį 1000 turi tikrai, jeigu ne 1,5. 2. Nu va, tai jau čia jam tokia beveik jau ir stipri apkrova bus. Ir pažiūrėsim, ar nesikeičia, kiek pasikeičia dažnis, ta prasme, ar jis nukrenta. Tada bus šansų, kad jisai inverteris jį galės irgi pamatyti. Tai tarkim čia ant laisvų apsukų rodo 2,20 ir duodi vat kokius 2 kW. Yra buvę, kad nukrenta netgi iki 175, 170, tai jau įtampa. Tai jau nėra gerai. Atsakau, tai duokim apkrovos jam. Daviau 0,5 kW, mačiau, kad hercai nukrito ten, tarkim, nuo šokinėje 52 su biškiu. 500 vatų daviau, jau nukrito žemiau negu 52. Tai tada daviau, man atrodo, iki 1,5 kW. Jisai tada prigeso, hercai nukrito iki 50,5, gal ir tuo momentu pagavo. Ir buvau nustatęs, kad krauti iškart baterijas. Tik pagavo, pradėjo krauti baterijas. Inverteris pastoviai gaunas, kad apsikrovęs ir jau tada viskas normaliai. Ir užtikrovau baterijas. Bet kiekvieną kartą taip reikėtų žaisti. Kur tavo saulė čia? Jo. Vat saulę išjungiam, jis turėtų pereiti į tinklą. Jo, tai aš vienu žodžiu, seka kokia būtų, kad aš pradžioj kišu į generatorių kišu apkrovimą, tarkim feną, ne? Jo. Į vieną rozetę kišu feną, į kitą kišu inverterį. Jo. Ir paskui, jeigu pagavo, tada feną tu išjungi. Klausytis generatorius, reikia, žinai, kad neperkrautų. Vis tiek toks naudojimas jau nerimtas yra, nu? Nerimtas jau. Nu, žaidimas tiesiog, jeigu iš pigaus kažką bandai išlaužti, tai ir žaidi. Ką, aš žinau, čia be realaus bandymo nieko neįsiaiškinsi, reikės. Neįsiaiškinsi, jo. Ir vat feną pasiruošia jau, kai jungsi. Gerai, Giedriau, sėkmės. Vienu žodžiu, tada pranešiu apie eksperimento rezultatus. Nors tu pats jau daręs tokių eksperimentų, ne vieną. Kiekvienas unikalus, žinai. Nu, gerai, sėkmės, iki. Nu ką, laikas bėga, praėjo jau pusę metų nuo Giedriaus apsilankymo, bandysim užkurti generatorių ir padaryti šitą eksperimentą, kurio nepadarėm tada. Taigi, pažiūrėjau, kas čia. Iš pusės apsisukimo užsikūrė. Iš tikrųjų, juokauju, aš jau buvau prieš tai užkūręs. Va, paimsiu prailgintuvą. Labas, Katinė. Ir pabandysim įjungti. Nu, pažiūrėsim, kaip čia veiks. Ar veiks su fenu, ar veiks be feno. Kažkaip gal gausis. Link inverterio. Reiškia, aš turiu prailgintuvą, kuriame ateina elektra iš generatoriaus. Turiu pasiruošęs feną, kaip kad mokino mane protingesni žmonės. Išjungiu saulę, nors kaip man gaila bebūtų ją išjungti. Šiandien taip gerai šviečia saulė. Pakeisiu nustatymus, kad jisai inverteris imtų elektrą iš tinklo. Tinklas šiuo atveju bus mūsų generatorius. Lemiamas momentas. Dėmesio, bandom jungti. O dabar, vat matot, rodo, kad tinklas prisijungia, bet matyt dažnė netitinka, už tai jisai neduoda jokio įkrovimo į akumuliatorius. Nu ką, mums nepalieka kitos išeities, kaip tik pasitelkti moderniausią įrankį plaukų feną. Vienu žodžiu, jungsiu dabar inverterį ir tuo pačiu metu išjungsiu feną. Kombinacija į. Nu, pasiruoš, dėmesio, marš. Duodu ir išjungiu feną. Ir nieko. Deja. Aš taip tikėjausi iš tikrųjų, kad vat, mano generatorius mus gelbės bėdos atveju, neras? Iš tikrųjų nieko panašaus. Aišku, jis gelbės. Nu, tu jį gali lemputę įkišt, gali ten motoriuką įkišt, bet vat, kad jis pakrautų akumuliatorius neišeina. Nu ką, išbandykim dar vieną namų prietaisą. Štai mūsų išmanusis prietaisas šaldytuvas. Atidarom, mato, dabar išsijungęs, bandysim prijungti prie generatorius. Įjungiu rozetę šaldytuvo į generatorių ir šaldytuvas
Kaip buvo miręs, taip ir liko. Reiškia, bandysim metodiką su fenu padaryti tą pačią. Veikia mūsų fenas ir dabar bandysiu jungti šaldytuvą vėl. Duota apkrova yra generatoriui. Nu, žiūrėk, ras, šaldytuvą parodyk. Prašom. Įsivaizduojat? Koks bairis. Reiškia, duodi apkrovos, įsijungia šaldytuvas. Bet matai, tas šaldytuvas irgi jisai, vat, kadangi srovė yra nelygi, va toks truputį mirksėjimas yra. Ir aš žinau, kad man specialistai pasakytų, kad tu, tėvai, atsargiai su tokiais bairiais gali sugadinti jautrią techniką. Nu, prie kompo aš gal ir nejungčiau, bet šaldytuvas baika. Gerai, nu, to prasme, išeitis variantas, bet irgi tikrai ne kiekvienas žmogelis šitą padarys. Jau kokia moteriškė, įsivaizduok, Ras, tu padarytum šitą bairį? Nu, tu dabar jau Aš jau padaryčiau. Maladės. Tai va, šitas generatorius, jisai nors ir kokius 4 kartus pigesnis už inverterinį ir kokius 2 kartus stipresnis, galingesnis, bet vis tiek, matot, vat nėra jisai toks, nu, kaip ir universalus daiktas, kurį turinti, pavyzdžiui, šeima namuose jau garantuota būtų, kad visus jos poreikius patenkins bėdos atveju. Daugelis aparatų su juo neveikia, iš tikrųjų. Jeigu tu ten, pavyzdžiui, nori pasikurti kokį motorą, nori siurblį leisti vandenį arba už kokias stakles, reiškia, kad tau veiktų ten, kur nėra elektros panaudot, jo, geras dalykas. Bet su jautresnė technika, iš tikrųjų, prieš perkant reikia pagalvoti, kam tu jį naudosi, iš tikrųjų. Pažiūrėkit, ką atsivežiau. Pas mane bagažiniai inverterinis generatorius, tuo paaiškinsiu, ką tai reiškia. Štai, po visų mūsų nesėkmių turim aparatą Honda. Tuoj pasakysiu modelį. Kokį mes čia modelį turim. EU20i. Kad geriau matytųsi, 1,6 kW ir 50 Hz. Nu, vat, mums tas 1,6 netaip svarbu, šiuo atveju 50 Hz svarbiausia, kad jis laikytų vienodą dažnį. Pažiūrėjau internete, šitas modelis kainuoja padėvėtas, kainuoja 700–800 eurų, tai yra žymiai brangiau už paprastą generatorių. Naujas iš vis gal 1500, bet kad tai verta savo pinigų, aš tikiuosi atsipirks. Šiandien išbandysim, ar tikrai jisai suveiks ir su mūsų inverteriu, ir su kitais namų aparatais. Labai kažkaip tikiuosi, kad viskas bus gerai. Nu ką, laidas nutiestas, bandom kurti. Nu va, girdit, kaip veikia inverterinis generatorius. Žymiai tyliau negu, pavyzdžiui, maniškis, kurio pas mane. Ir šiaip iš principo, inverterinio kuo skirtumas yra nuo paprasto generatoriaus, va tokį, kokį aš turiu. Tai yra tai, kad inverterinis reiškia kintamą srovę, kurią variklis sukuria, paverčia į nuolatinę, o po to vėl ją paverčia atgal į kintamą. Ir tada srovė lygiai pasidaro, nešokinėja įtampa, nešokinėja dažniai. Nu ir aš tikiuosi, kad mums pavyks įprijungti prie mūsų saulės elektrinės. Bandom. Tikiuosi nesprogs aparatas. Nu, Ruselė, paik ten, jeigu gali, tą iškilmingą momentą nufilmuok. Kas čia darysis? Nagi. Bandom. Jeigu sprogs, bėg. Kur? Parodyk ekraną. Davai, aš pats perimsiu už tavęs. Žiūrim, kas čia darosi. Pažiūrėkit. Šitas iškilmingas momentas. Štai, matot? 9 amperai krovimas vyksta į akumuliatorius. Pagaliau pavyko mūsų eksperimentas. Dabar kol kas išjungiam generatorių. Aišku, aš suprantu, kad nusipirkti paprastą generatorių ten už 300, va tokio galingumo galima. Šitas kainuos žymiai daugiau, bet daiktas, kuris tikrai ir lengvesnis, ir mažiau degalų ryja. Ir patikimesnis va tokiose situacijose, kai reikia kažką prijungti truputį rimtesnio, negu vien kokį nors ten motorą, vandens siurblį ar kokį nors įrankį ir taip toliau. Tai va, ir dabar, kai su generatorium viskas pavyko, mums dar vienas eksperimentas išbandyti šaldytuvą, ar veiks irgi. Ar nebus taip, kaip su praeitu generatorium, kai šaldytuvą reikėjo, kad užkurt pajungti feną. Nu, aš manau, taip nebus. Ateina inverterinio generatoriaus srovė, šaldytuvo laidas. Žiūrim. Ras pasiruoš žiūrėti šaldytuvą ir įsijungs be jokių fenų pagalbos. Prašom. Yes. Matai. Va tai vat. Tada. Štai ką reiškia. Pinigėliai brangus, bet
bet efektas didelis. Žinai, Rasa, kad inverterinis kainuoja, kokius 4 kart daugiau už paprastą. Bet vertas daiktas. Ta prasme, panaudojimas žymiai universaliau negu tas mūsiškis. Šiais laikais, kai yra tokių visokių tų pritaikytų technologijų, kurios kartu jautrių aparatų. Taip. Jokio mirksėjimo nėra. Ant kiek reiškia lygi srovė? Nekreipkite dėmesio čia į majonezas, į kiaušinius. Žiūrėkit, va tik į lemputę. Iš tikrųjų, srovė lygi, viskas veikia stabiliai. Jo, daiktas yra daiktas. Bet man atrodo, mum ir taip gerai. Iš pradžių taip. O jei, tai iš vis nusispjauta, neberta. Ar inverterinis, ar akumuliatorinis. Ateik, pasisveikink. Labą dieną. Biški kuklų mergaitė prieš kamerą, prieš tos milijonus žiūrovų, taip? Duok labas. Visiems labas. Labas, visiems labas. Bertas. Šitie eksperimentai vargina, aš čia bėgioju sušilęs, nors laukia šalta, bet Rasa, pasakyk. Ateik, Rasa, į kadrą. Žiūrėkit, Rasa, kaip atrodo. Pasakau. Gerai, džiaugiesi? Džiaugiuosi. Liuks. Pavyko, matai. Matau. Viskas gerai. Tai ką, pirksim inverterinį generatorių? Taip. O kalbant jau apie saulės elektrinę ir būtent tą tandemą tarp elektrinės ir generatoriaus, kad užsitikrint pilną nenutraukiamą elektros tiekimą bet kokiom sąlygom, reiktų pagalvoti arba apie srovės lygintuvą, arba apie brangesnį generatorių. Inverterinį generatorių. Inverterinis generatorius turi dar ir kitų papildomų pliusų, tokių kaip minėjau. Jis yra lengvesnis, mažiau naudoja degalų, ilgamžiškesnis. Ir, aišku, mažiau nuostolių pridaro bėdos atveju, jeigu kartais kaip nors netaip sureaguotų koks jautrus prietaisas, jo, tą įtampos ir dažnių svyravimą. O tarkim, paties generatoriaus priežiūra dabar, kas kiek laiko jį reiktų užsikurti? Nes sako, vis tiek stovintis daiktas, jisai negerai, kai jisai stovi nenaudojamas. Aš kiek girdėjau, nežinau, 3 mėnesius tai tikrai. Ir šiaip kronikus visus reikia užsukinėti, nes benzinas tai tikrai nugaruoja. Tai čia, žinai, žmonėm aš dėl ko klausiu, kad aktualu galbūt tiems sužinoti tokius dalykus, kurie laiko generatorių grinai juodai dienai, kada nors, kai prireiks. Aš taip įsivaizduoju, generatorių reikia mažą kiekį laikyti. Jeigu ką, kad užpylė ant viršaus ir jis prasiskiestų, žinai, tą kiekį, kur tu turi užsirezervavęs, tai visą laiką reikia pakeisti kažkiek, nes realiai tu ir prarandi ir kokybę, ir patį benziną, jisai stipriai nugaruoja, tikrai stipriai. Dizelis gal ne taip, bet seniau kažkaip daug ilgiau tie dizeliai laikydavos, ne? Ten sako 5 metai, dabar 2 metai jau jisai sušoka. Ir raudonas tas pats buvo, sakau, mes irgi raudonų tokių pečinis kuras lyg tai vadinasi. Tai po metų jis tikrai matos, kad konsistencijoje keičiasi. Aš nežinau, čia gal priklauso irgi nuo degalinių, gal ten iš kokios Nestės aukščiausios kokybės pilka, nežinau, ar ten aukščiausią kokybę nereklamuoju, bet... Šiais laikais iš tikrųjų žmonės, taip, žinot, retai susimasto. Toj kasdienybėj, įprastoj, ramioj kasdienybėj, nepagalvoji apie tokius dalykus, apie kažkokias išlaidas papildomas kažkam, nežinia kam. Atrodo gyveni, ypač žmonės būtuose gyvenantis. Tie, kurie negyvena ūkiškai, kuriem nereikia ten, tarkim, iš vandens telkinio su siurbliu išsiurbti vandens ir panaudoti generatorių, arba ten nenaudoja kokių staklių, nevažiuoja kur nors dirbti ten, kur nėra elektros, gyvena tą įprastą miestietišką gyvenimą, tai jie net nesusimasto, kam reikalinga, kokie juodai dienai. Bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, netgi kaip aš ir esu minėjęs, netolimos mūsų pietryčių šalies žmonės, kur dabar gyvenimas labai neramus, dauguma jų, jeigu jie tik galėtų laiką atsukti atgal, tikrai pasirūpintų visom įmanomam priemonėm, kad šiandien jaustųsi jų šeimos daugmaž patogiai. Ir kaip tu dabar pats, žmogui, tam, kuris elektrinės saulės pasistatęs, ne tam, kad prisijungti prie tinklų valdiško, o tam, kad ramiau gyvent. Ar tu jam rekomenduotum turėti dar plius ir generatorių? Aš visą laiką už, kad kuo įvairiau, ta prasme, kad pasiruoš bet kokiem atvejam, ne? Mano mąstymu, tai aš visą laiką, pas mane dingo elektra 7 dienom, tai tikrai buvo problemų ir po to laiko galvoju, reikia bent jau generatorių turėti. Todėl apie generatorių, galbūt ne tokį, galbūt mažesnį, galbūt tokį, kaip mes matėm Honda inverterinį generatorių, o galbūt dar mažesnį pasirūpint, šiandien turėtų tikrai kiekvienas mąstantis žmogus.
tai tikrai nėra tos išlaidos, kurios padarytų didžiulę įtaką jūsų šeiminiam biudžetui. Nusipirkt generatorių nedidelį ir kažkokią akumuliacinę sistemą. Gerai, nereikia jokių saulės elektrinių, nes tikrai ne kiekvienam žmogui jos įkandamos ir ne kiekvienam žmogui yra įmanoma jas pas save pasistatyti namuose arba šalia namų. O plius, jeigu va tokį aparatą arba va tokį aparatą gali panaudoti buityje, tai čia iš vis neturėtų būti net klausimų. Iš principo generatorius ir akumuliatoriai veikt gali netgi ten, kur nėra jokių saulės baterijų ir jokios saulės elektrinės. Aš kalbu apie žmonės, kurie gyvena butuose. Nes, žinot, dauguma laidų, kurias mes darom apie saulės elektrinės, iš esmės jos svarbios yra kam? Žmonėm tie, kurie gyvena už miesto, kurie gyvena, kaip sakant, ant žemės, kurie gali bent jau ant stogo savo namą užsidėti saulės plokštės. Žmonėm, kurie gyvena butuose, sudėtingas reikalas. Ir vat generatorius su akumuliatoriais galėtų būti ta išeitis bėdos atveju, kur netgi butuose gyvenantys žmonės galėtų rasti išeitį iš padėties. Tam, kad užsitikrint tokį saugumą savo šeimos nepriklausomybę nuo tinklų bėdos atveju, jeigu jie kartais išsijungtų, galima turėti nedidelį inverterinį generatorių ir šalia jo nedidelę akumuliacinę talpą, nedidelį akumuliatorių. Yra tokie portatyviniai akumuliatoriai, portatyvinės baterijos nešiojamos arba powerbankai, jos galima pavadinti 1 kW, pusės kW, 2 kW. Jie dabar, keli šimtai eurų kainuoja, gal 6 kokie šimtai didesnis, 7. Ir jį gali kartu su generatorium naudot kaip sistemą. Pavyzdžiui, užsikūręs tu tą savo generatorių, net bute gyvendamas, bėdos atveju, išneš į balkoną, tikrai tos bėdos atveju niekas neiškvies nei policijos, nei kokių specialių tarnybų. Manau, kad tuo metu net tas bus galvoj. Užsikursit savo generatorių, pasikrausit per valandą savo ir telefonus, ir akumuliatorių, tą, kurį naudosit po to, kai generatoriaus jau nebereiks jungti. Staupysit ir degalų, ir mažiau triukšmo bus. Dažniausiai parduotuvėje benzininiai yra, ne? Vat palygink benzininį su dizeliniu, nes kiek žinau, pas tave buvo kažkada bent jau dizelinis tikrai. Jeigu tu daug nenaudoji jų, tai tau labiau apsimoka benzininis, nes ir dalis pigesnės, ir priežiūra lengvesnė, o dizelinis, jisai sako, tas pats kaip ir mašina. Tarkim, šalta bus, gali ir neužsivest. Aišku, nauji gal daiktai ir viskas tvarkoj, bet realiai kurą išlaikyti yra lengviau dizelį negu benziną, ne? Jis mažiau ten nugaruojama, lėčiau pasensta, tai tuo pačiu gal ir tas dizelinis kaip ir geresnis, bet jo kaina yra 2-3 didesnė. Ir gabaritai tikriausiai? Nebūtinai. Gal šiek tiek didesnis, bet šiaip tai, kad daug didesnis, tai tikrai nėra. Aišku, vien generatoriaus turėti neužtenka tam, kad turėtume elektros energiją. Dar reikalingas ir kuras. Tai čia priklausomai nuo to, koks pas tave generatorius, benzininis ar dizelinis, reikia visą laiką pagalvoti ir apie tai, kiek ir kokio kuro turėti ir kaip jį laikyti. Kokį kurą galima pilti. Kas atsitiks, pavyzdžiui, su kuru, jeigu tu jį laikysi 2-3 metus, kas atsitiks su varikliu, generatoriaus arba automobilio, jeigu jį pilsi seną kurą. Čia jau atskira tema, mes apie ją pakalbėsim. O dabar kviečiu visus pasižiūrėti video apie tai, kokios būna pigios kuro rūšys, dabar aktualu ypač pabrangus kurui. Čia pas mane yra žalias kuras, skirtas žemės ūkio technikai ir būna dar raudonas dizelinas. Tai eime pasižiūrėti mūsų naujo video apie kurą, kuris yra uždraustas, bet yra labai pigus. Taigi, šiandien tiek, jeigu norit mus paremti, jeigu norit prisidėti prie bendro reikalo, prenumeruokite, aišku, mūsų kanalą ir tapkite mūsų bendruomenės nariais. Nuoroda, kaip tai padaryti, yra aprašyme, yra po mūsų video. Jeigu jūs spaudžia finansiniai sunkumai ir jūs negalite tapti bendruomenės nariu, pervesti mums kas mėnesį kažkokią tai pinigų sumą, yra viena gera idėja. Žiūrėkite mūsų video, nepraleisdami reklamų.